Viktorai, palauk, ko tu bėgi nuo manęs? O apie ką man su tavim kalbėt? Kur dabar? Tu pati labai gerai žinai. Asta, mes apie tai kalbėjom 100 kartų. Kvapas nuo tavęs eina. Nereikia, gerai? Ko parnešei, tėvelį? Štai. Ačiū. Kas nutiko? Asta buvau sutikęs. Viešpatie, kelinta čia į stadiją. Neįsivaizduoju, ką reikės daryti, jeigu Mildutė grąžinti. Taip. Taip. Nu, taip, pagaus. Nu, šok, pagaus. Hopla! Kaip aukštai. Kažkas atėjo. Einam pasižiūrėsiu. Sveikas, Viktorai. Sveikas, man. Tu užeik, nestovėk. Labas, Mildutė. Labas. Aš tau dovanų turiu. O, Turi tą žinimą? Ne. o kas ačiū pasakys? Ačiū. Nu, renkis man. Čia tau dovanų. Matau, šiandien gerai nusiteikęs. Rimtai taip. Rimtai. Nu, davai. Nuo zylės, nuo visko. Kad užtartų žodį už mane. Tai tu pasakyk, kad tu atsitrauki ir viskas. Baig, tu Mariau, tai nezakonikai kokie. Bet tai ką, viskam Armanis pradėjo vadovauti? Aišku, gerai, pasigausiu Normą, pasikalbėsiu su juo. Bet tai kaip jis įsijautė? Net tu pradėjai. Na, kaip miegoji? Blogą sapną sapnavau. Kokį? Kad vėl ta tavo Asta buvo atėjus. Rankos krūvinos. Tokia baisi. Ir mes susimušė. Na, aišku, tu neturi ramybės per ją. Viktorai, nu kada baigsi tempti tą gumą? Nu kiek dar truks tie mano košmarai? O tai ką man į dukrą atiduot? Ką tu siūlai, kad ten gyventų su tuo banditu? Viktorai, Bet to pati Mildutė nenori, ji čia priprato. nu bet nebus taip amžinai. Asta mama, jinai atsims dukrą. O va čia jau kaip teismas nuspręs. Pas ją nėra sąlygų gyventi dukrai, ji niekur nedirba. Susitikinės pagal grafiką ir viskas. Aš vakar, kai migdžiau Mildutę, jinai man sakė, kad labai pasilgo mamos. Niekas jai jos neatstos. O tai ką tu siūlai daryti? Juk žmonės skiriasi. Taip jau būna, jie susitarė. Vaikai lieka, bet gražiuoju galima susitarti. Jūs kažkaip... Teisingai dar. Dar neaišku, kaip bus. Astos advokatas neš. Motina yra motina. Mildutė pasilgo mamos. Pati sakė. Nežinau, kažkaip reikės su Asta tartis. Pagal Mildutės? Astos, kokios apskaitytis. Aš apie Astą kalbu. Sveiki. Vėluoju truputį. Kur
niekur tu nevėluoji. Mes su Viktoru svarstome. Sakei? Dar ne. Noriu trauktis iš Pipką. Nusibodo rizikuoti. Mataugi per teliką laikraščius skaitau ryšatus kontrabandininkus. Vieną dieną ir man galai pareis. Norma, kas dirba prie cigarų stumdymų? Nuramiai. Ten be jokių kalbų, bairių ir taip toliau. Klausyk, Norma, Zylė turi Armani. Susitvarkys. Šiaip tai gaila, aišku. Gaila, kad tu pasitrauki. Man tas Pakalbėsi su Zylė. Tars. Kokį dar žodį? Jiems ką, Marius skolingas kažką? Neskolingas. Ne, tvarkoj. A tu pats ką galvoji veikti? Mokytis eis. Stosiu į univerą. Kažką. Ką manai, įstosi? Aišku, stosiu. Mokslas dabar brangus, o man ką babkių turiu. Teisingai galvoji. Ką, o tu ką? Galvoji mokytis ką nors, ar taip ir liksi su viduriniu? Norma, taigi žinai, man galvoja ne tos mintis. Dabar klaidas reikia taisyti. Nu ką? Tai mes. Kaip sakė. Liepti mintį po kaldrą seną. Kaip gera jausti išėjiką. Patankite. Taip, kita. Šaunuolė. Ką aš apie nosykį tau? Aš žinai, kur eisi. Kur čia ta gėlytė? O jeigu gersi sultis, tai paprašyk, kad atneštų. Iki. Labas. Ką, vienas? Ne, su Mildute. Ten Kam tie akiniai? Įsikaitinau. Lempos. Patyl. Gerai, po 2 valandų būsiu čia. Kodėl po 2 tarėmės po 4? Gerai, po 4 tu atneš ledus, aš už juos sumokėjau. Mildutė, ateik, tave mama kvietė. Kaip pasiilgau tavęs, mažytė. Pasikalbėt. Gerai, tik greitai. Tai nieko netrūksta. Bet man labai reikia. O kam? Išlaikymą. Anksčiau nerūpėjo, dabar pradėjo rūpėt. Aš čia neturiu. Atsiųsiu žinutę. Brangų žaislą Asta nupirko, kas čia nutiko, kad pradėjo rūpintis. Teismas artėja. Nori prisidėti prie dukros išlaikymo. Sąskaitos numerio prašė. Ne, tik tai akis pamušta. Kas? Čia dabar? Tai kas dabar nutiko? Nežinau, neklausiu, nelabai įdomu. Tai jau sugyventinės turbūt sumušė. Ji man sakė, kad dukra tokiu tonu išrėžė. Lyg būtų teismus papirkus. Viktorai, betgi taip ir bus, negi tu dar abejoji. Gerai, einu į repeticiją. Nežinau, Norma, aš neteisininkas. Bet žinai, kiek zonai vyksta skyrybų. O va tokį bairį ne pirmą kartą matau. Nu, bet tu supranti, kad man šakės, jeigu aš šitą sumą išmokėsiu. Ten lieka, aišku, Zylės pinigai Armanio, bet aš lieku basas, ant ledo lieku. Reikėjo iš karto skirtis. Kam tu gumą tempiai? Nu, aš tyliai norėjau. Viktorai, aš kalbėjau čia su vienu advokatu prieš atvažiuodamas.
Ką jeigu aš savo firmą, autoservisus, tau dovanoju? Kaip broliui. Spėsi? Aš spėsiu. Aš tai Ingavai nieko neduosiu. Aš dar pretenzijas į pusę namo pareikšiu jai. O ką? Šitie milijonai jie nesidas. Bet tu vis tiek turėsi išmokėti Ingos paskolą. Nu tai ką? Nu darom ką? Nežinau. Su Zylė kalbėjai? Tada daryk taip, kaip advokatas patarė. Taigi, palauk, mes gitarėmės, kad tu man duodi laiko areštą uždėjo. Eik. Kas čia? Ką? Papuošimas, karštai daugiau. Bet čia į drugelį panašu. Ar ne? Papuošinu? Aš nupiešiu jam, žinai ką? Jis papuoštas. Jo, bet aš irgi dar papuošiu iš šonų tokius pridėsiu papuošimus, gerai? Ką čia piešėt? Lauką. Ką? O čia pieva. Kaip gražu. O valgyt norit? Nori valgyti? Taip. Taip, o ko norėtum? Mes galim užsisakyti. Vis tiek bus sumuštiniai. Tu! Kaip tyčia paruošiu ką nors skanaus. Žiūrėk, mes jie sutvarkėm. Marius, rašiau, kad atvažiuotų. Kuperis? Iš kur tu čia? Paleido. Užeik, nestovėk ten. Nu, seniai matytas Kuperį. Užeik, supažindinsiu su šeima. Melita, čia mano... Labą dieną. Labas. Tai nusirenk, Kuperį, nestovėk. Duok, užeik, prisėsk. Bortą metę. Ne, čia kita. Su ta viskas baigti jau. Prisimenu kaip tos eglės. Ne, Kaip... astos. Nu jo, rašiau, dirbu ir tiek. Aš kaip tik alaus turiu. Ir sumuštinių dar padarysiu. Na, tai kada tave paleidžiu? Į užsienį negaliu varyti. Aš galiu su broliu pakalbėti. Rastau kokio darbo servise. Išmanai ką nors apie mašiną? Tugi mane pažįsti, Viktorai. Nu, tai aš nelabai suprantu tada, kokio tu darbo ieškai. Gerai apmokama. Skambinau Liukui, bet tas ruskinė, o aš išvažiuoti negaliu. Liukas. Ne, o ką, kas ne taip? Supranti, aš nesu prie greitų pinigų. Jo, brolis padėjo, bet aš į varkės tai nelendu. Šeimų nėra. Kolektyvas. Aš kaip aš, jo. Jei vaistai 200 per mėnesį kainuoja. Lauk. Nas. Man nesvarbu, aš duodu. Bet aš neimsiu. Įsižydai. O tu žinai, kad savo žodžio aš nesu sulaužęs. Gerai, Mariukui tokiam paskambinsiu. Jis ten sukasi iš tos reikaluose. Zylės. Mobilus išjungtas. Gal numerį pasikeitė. O pinigus tu paimk. Draugas, kartu sėdėjom. Ir duodi savo adresą visiems? Nusiramink, Melita, ten yra visokių žmonių, bet Kuperis normalus. O aš ką, nenormalus?
Aš jam tiesiog padėjau, nusiramink, Melita. Išėjau į laisvę ir kaip ant ledo. Aišku. Viktor, suprask, ašgi noriu kaip tau geriau. Tu man geriau pasakyk, kaip Liukas, kaip Maskva. Tai linkėjimai tau nuo Liuko. Kaip jis ten Maskvoj? Da ne Maskvoj, mes prie Maskvos elektrostalijos. Sandėliai saugoma teritorija, Liukas pakabino gubernatoriaus dukrą, tai iš karto, žinai, ryšiai, žalia šviesa, atmazai. O dar apsaugai vadovauja FSB viršininko sūnus, nu, tai pats supranti, sanatorija, ne darbas. Jo, gerai prasisuko. Jo, ir viskas legaliai, fūros iki sienos, pat dokumentam eina. Nu, žinoma, jeigu nenorma, tai ant skanerių užsirautume, iš karto ragas būtų. Melita padaryk. Pavargo. Man irgi neskambino. O kas yra? Nieko, atsiras. Su mama kažką. Klausyk, Lorencai, kur Marius dingo? Žinot, kur jis dingo? Butėje nėra. Buvau pas tėvus, tėvai rado jo mašiną prie garažo. Man neskambino, tėvam neskambino, niekam. Nu, tikrai keista. Lorencai, kur Marius? Ašgi matau, kad tu kažką žinai. Jeigu būtų atsimetęs, būtų man paskambinęs, būtume susitikę. Viktorai, nu iš kur? Nu iš kur, ką aš galiu žinoti apie kontrabandą? Nu, įtampa, visa kita. Nu, kas čia dar neaišku? Man toks jausmas, kad Mariui kažkas nutiko. Tarp jo ir Armanio nebuvo, jo man sakė, kad Armanio žiauriai nemėgsta. Ten kažkas buvo. Jeigu viskas paaiškės ir jeigu Mariui kažkas tai atsitiko, aš to taip Savo tam Cooperiui paskambinai, kad tai realis. Turėjo tik tai paprastai su žmogumi pasikalbėti. Gavo į straublį pasislėpę. Ot kadrą man pakišai, truba dėla. Cooperio nepažįsti. Jeigu jam kas davė į dūdą, Cooperis neatsitrauks, jis netoks. Nu davai, skambink. Labai graži tavo dukra. Šiaip. Jo, žiauriai ten. Nieko rasiu aš tą. Niekuris, blin, nuo manęs nedings. Užimta. Gerai, kaip prisiskambinsi tam Cooperiui. Niekuris nedings, atsiras. O vat dėl Mariaus myslė. Nu jo, ir man kažkaip keista. Tau geriausiam draugui nieko nepraneša. Gerai, varau. Tai jau prisiveikiai kažką. Čia brolio draugas, nepradėk nereikia. Sakiau Lorencui, kad atsirasiu, tai tas jau pradėjo parintis. Kur Cooperis, kur Cooperis. Tai viskas gerai. Tai turbūt į Mariaus vietą. O su Marium keista. Kažkas ten nutiko, tik man nesako. Bijau, kad taip. Nuojauta kažkokia tokia. Gal Makaro žmonės. Nežinau. Reikės su broliu pasikalbėti. Gal jis ką nors pasakys. Tai, už Marių. Ne, blogas ženklas. Gal dar atsiras. Panelė Melita, prisėskit prie mūsų. Kas tai? Ai, nekreip dėmesio.
Man dabar svarbu. Kas per bizniukas? Ką, tipo kompusą išmanai? Na 14 metų. Tokiu atveju tada, aišku, tai ateisiu dirbti pas tave. Ne, bet parduot moku. Ašgi dabar pardavėjas. Pardavė? Normaliai. Taigi pas brolį dirbu. Kur tu eini? Nepameni? Tai čia. Sveikas. Sveikas. Nu, bet ir šalta, klausyk. Jo, kas per metai, niekur nesiseka. Koks oras, toks ir gyvenimas. Teatre? Ne, užsiožiavo ir išėjo. Ne, principus rodo. Ne, rimtai, sakau, nieko tokio, su kambarį žaidžia. Lėlės turbūt mėgda. Nu, gražuolė. Norma, sakyk tu man atvirai, kas atsitiko Mariu? Aš žiniuosi, jau tėvai policijoje buvo. Aš tau rimtai sakau, tu pasakyk man, kur jis yra. Dar prieš saulėlydį medžiotojas palydėjo Raudonkepuraitę iki namų. Ir kaip jaučiasi senelė? Raudonkepuraitė maldaujamai pažvelgė į medžiotoją ir baigta pasaka. Eisi dabar miegoti. Labanai. Nu, kaip Milda užmygo? Jo, užmigo. Klausyk, fantastiškų dalykų turi šaldytuvė. Aš nepamenu, kada jau paskutinį kartą lašinius valgiau. Tai dėl Mariaus taip ir tylėsi. Klausyk, ko tu prie manęs lendi su to Mariu? Ašgi žinau lygiai tiek pat, kiek ir tu, suprask. Pasitrauk norėjo, žinau. Sutikimą gavo, žinau. Nu ir pasitraukė, viskas. A kur jis ką, žinau? Nu, gal spjovė viską ir išvažiavo. Tu žinotum, kaip aš dabar norėčiau spjauti, taip į viską išvažiuoti. Taip blogai niekad nebuvo. Tai kai mokėsi taip ir prašo, aš tavo vietą irgi nemokėčiau. O viską nuo manęs, nu ir tenai nuskaičiuos. Tai ką, iš kontrabandos jau nebeišeina. Ir iki Vilniaus. O Zylė atsisako paremti. Ką, skilimas kažkoks vyksta. Taigi tu už vairo. Ką, paživiliau nebesinori. O ką, Melita, grįž? Nežinau, neskambinu. Tai ko susipykot? Ne tie draugai lankosi. Mas buvo užsukęs, po to Lorencas atėjo. Kuperio ieškojo. Po to kupeklę suku. Tai ir išėjo. Buvo perspėjus, bet kad taip iškart. Čia matyti yra karma. Taip. Jos mus apipė. Gamtos klaida. Inga man kraują geria. Dzin jai tos dovanos. Aš jį suprantu, jei nori ramiai gyventi. Nu, ko tu? Ką su? Tai jau Živilė. Čia miegos. Živilė neskambina. Nu ir gerai. Puiku. Bravo. Arba Peru. Aš dovanoju kelionę. Jo, kur aš mindutę paliksiu. Nepagalvoju. O kodėl pats nenori? Galingos. Klausyk, Norma. Man atrodo, kad tu man kažko iki galo nepasakai. Davai išgerk ir papasakosi. Nepasakosiu. Nenoriu pasakoti. Čia tokia situacija, aš pats susitvarkysiu. Klausyk, jeigu ten Zylės Hebroj kažkokios problemos, tai aš su Kuperiu pakalbėsiu. Jis tau padės, jis bus tavo pusėje. Kokį Kuperį? Kas tas tavo Kuperis? Pieška yra tas tavo Kuperis.
jeigu dėl Marijos, aš tau galiu pasakyti, bet tik tarp mūsų. Nu, kad ten jokie Lorenzai, ten Šmorenzai nesužinotų. Kaip brolius broliui. Marius per daug žinojo, taip? Nieko jis ten nežinojo. Bet čia toks momentas. Armanis gavo kulką. Čia. Kas šovė? Nesako, nieko nesako. Bet aš pagalvoju, jeigu buvo kokios razborkės, su Mariu, tai Marius galėjo gindamasis ir įsiekti Armaniui tą kulką. O paskui, pabėgo ir dabar slapstosi. Jo, pabėgo. O ką mašina palikta prie garažo? Tu bėgtum palikęs mašiną? Persėdo į kitą. Čia ne argumentas, čia pofik. Man tokia mintis atėjo galva šiandien. O gal Makaro žmonės Mariuką padėjo vietą. Arba gyvas dar. Nebėr Mariaus. Būtų man paskambinęs. Ko tu nebėr? Tai lavono, taigi nėra. Taigi Armani, taigi gydo kažkur. Ar kas ten. Man taigi... Bet kodėl nesako, kas šovė? Na, gerai. Neik, Norma, tu girta. Užsidėk. Taigi Viktorai. Rytas. Labas. Bute. Labas. Nekaršiavo šią naktį? Ne, nekaršiavo. Reikia. Pabūk vieną, gerai? Tai kaip suprasti? Normantas. Aš nesuprantu, Melita, kodėl tu pyksti ant mane. Melita, tai aš tau niekas, tu net negali manęs išklausyti. Kas čia tokio, jeigu buvo brolis arba draugai? Ašgi sakau, kad buvo Normantas, Melita. Kas tau yra? Žmogus, tu supranti. Vėl tos... Man nepatinki tu toks, Viktorai. Tai tu man pasakyk, Melita, kaip turi būti? Negi tau taip sunku mane suprast, Melita, visi tie žmonės, kurie čia buvo, tai jie padėjo man be jokios naudos savo. Aš nesuprantu, kas pasidarė. Taigi viskas buvo gerai, o dabar... Nebesipykim. Aš suprantu. Tik ar tu gali užbaigti su tom senom... Viktorai! Draugauk su kuria nori! Linksma kokia. Grįžau? Nereikia. Dabar nieko nereikia. Jau išvalė. Naujas. Laiškas kitą savaitę teismas dėl naudutės. Baigsis. Kas baigsis? Ta nežinia, juk matau, kaip kankinies. Greičiau jau tas teismas. Manai, Asta laimės? Tu taip kalbi, lyg tai tau būtų vienodai, kas bus su mano dukra. Prisikurti savo kvailių iliuzijų. Susitikti. Grįžo iš Anglijos. Kas yra? Nieko, pasikalbėti norėjau. Apie ką? Aš šiaip. Kažkaip taip sunku ant širdies. Daugiau neturiu su kuo kalbėtis. Tik tai su tavim viena. Tai grįšiu ir pasikalbėsim. Melita, tu mane myli?
Sveikas. Labas, Mildutė. Tu ką, pas mane buvai? Buvau. Ne, nu tu duodi. Mildutė, palauk manęs ten. Ašgi sakiau tau, nevaikščiau. Prašiau tau. Ką, nutiko kažkas? Jis sako, kad ten nieko rimto. Čia ką, rimtai? Žiūrėk, kad vėl nebūtų kaip su ta Asta. Ta pati istorija, žinai. Ką, varau aš. Žodžiu, išsiaiškins. Kurgi čia tas pilvukas? Kojines pasitaisykė? Čia ne kojinės. O kas čia tokia? Pėdkelnės. Pėdkelnės. Šitokio gražumo merginau. Pėdkelnės apsmukę. Tai kaip čia taip yra, ką? Kaip čia taip yra? Kas čia jai tai merginai netiko? Kutena. Kutena? O vaikui tvarkytės atnešiu, gerai? Aš tik noriu, kad tu man pasakytum tiesa ar ne. Kuperis nemeluotų. Bet to, ką mėm išsigalvoti visą šitą istoriją. Bet grandinėlę paėmė. Pažįsta dovanoja tokių dovanų. Ir be to jų pažįstami. Ne, aš tik noriu, kad viskas būtų aišku. Man su Asta buvo lygiai taip pat. Tylėjau, nieko neklausiau, dabar pati matai, kaip yra. Aš nebegaliu daugiau taip. Grandinėlę pamiršai. Ir dėžutę taip pat. Laimingai tau. Kada pas mamą eisim? Patinka? Labai, labai. Labas, Viktorai. Labas, Asta. Mildutė, einam. Vaks atsidavė. Atskaičiak. Eisim į kavinę? Ate. Ate. Alio? Jo, jau po teismo. Kam? Astai atidavė. Taip, Astai. Apskausti. Aš irgi taip maniau. Čia paprasta administracinė byla, neskundžiama. Ką tu čia pakalbėsi? Ką tu? Ten viskas sutvarkyta, darbas, pinigai, yra kur gyvent. Pakalbėsiu. Ir savo reikalus tavo visai užmečiu. Nieko tu čia neužmeti. Paklausė, su kuo nori gyventi. Pasakė. Vaikas, ką? Nu gal persigalvos paskui, kai užaugs. Melytė kur? Išėjo. Bet tu visai nieko nesupranti. Visam laikui išėjo. Ne. Tai kaip? Aš ją mečiau. Tas tikrasis. Taip kaip tu, Živilė. Ai, nu suprantu. Aišku, atsibodo tavo bėdom gyventi, ar ne? Pinigų turi? Jeigu reikia, sakyk. Nereikia. Dėkui, Norma. Gerai. Eisiu.
mėgsta, tai man gali nieko neaiškinti, aš suprasiu. Jau. Mhm. Sveikas gyvas. Sveikas, Kuperi. Na, kaip tu? Ai, nieko gero. Ne, Kuperi, man ne tas galvoju. Tik išėjo į ir pofik. Tai niekaip neapsispręsdavo. Aš kitą naujieną turiu. Dukra grąžino teismas motinai. Офигеть. Jo, prasidės nesąmonės. Akumuliatorių turi. Kokia talpa? Pofik, aš ne dėl to atėjau. Aš dėl Mariaus atėjau pakalbėti tavo šitą. Nu, kas dėl Mariaus? Buvai teisus, jo iš tikrųjų nebėra. Savi patvarkė. Jeigu darai kokias varkas su Marium, tai būk atsargus. Iš kur tu ištraukiai, kad savi? Viktorai, aš ir taip daug pasakiau. Man beveik aišku. Norma buvo už tai, kad Marius pasitrauktų. Jokių konfliktų ten nebuvo. Lorenzas buvo Rusijoje. Zylė arba Armanis. Tik jiems galios trukdyti Marius. Tai aišku, aš taip ir maniau, kad Marius nebėra. Pagalvojau, kad tau pasisaugot reikia. Gripo man reikia pasisaugot. Daugiau nieko nebijau. Klausyk, sakėjai, akumo reikia. Ai ne, kitą kartą. Varau pas motiną į ligoninę. Kaip mamos savijauta? Gerai, ačiū Dievui. Atsistos ant kojų. Nu ką, varau. Palauk. Armanis patvarkė Marių. Juk taip? Iš kur jūs čia? Mildutė sako, einam pas tėtį. Užsinorėjo ateiti. Aš irgi norėjau ateiti. Nu, nesušalai, Mildutė? Ne. Ne? Nešalta laukia? Kiek čia visokių įdomų dalykų. Gal einam pasivaikščiot? Mes kavos išgersim. Mielai. Aš tada tik persirinksiu. Gerai. Aš trumpam išeisiu, jeigu ką paskambinti. Bėgsi ant kalniuko pabaigiau. Ką? Aš pagalvojau, velniop tai teismų nutarimai. Gali matyti su Mildute, kada nori, kad ir dabar gali namo pasimti. Nesupratau. Mildutė tavęs pasilgos. Jinai mūsų abiejų pasilgo. Manęs dar pyksti. Dėl ko? Dėl visų tų praeities dalykų. Ne, nepyksti, iš kur tu ištrauki. Žinai, visą tai jie praėjo. Atrodo, kad net nesu manim visą tai buvo nutikę. Man irgi atrodo, kad ne mano kažkam kitam visą tai nutiko. Aš labai dažnai apie tai galvoju, niekaip neišeina užmiršti. O tau? Kas buvo, tas buvo. Ką dabar pakeisi? Nieko. Jei tik tu panorėtum. Nepradėk kąsti. Nebegeri? Žiūrėk, nes jeigu gersi ir neprižiūrėsi Mildutės, tada rimtai Aš prižiūrėsiu, nepergyvenk. Tik tas darbas. Kur tu ten bare dabar kažkaip dirbi? Gedimino prospekte prie ministerijos. Patinka? Darbo dienomis, savaitgaliais, kada tik tai norėsi. Pažadu. Einam į kiną? Ne. A į kavinę? Su visais namo. Tai kad tėvelis negali dabar, turi grįžti į darbą. Tai gal vėliau. Gal vėliau. Palydėkime darbą.
surinkau visus daiktus, knygas, mildutės, viską, ką turėjau namie, pamaniau pravers. Tai renkis, pabūsi? Jo, pabūsiu. Kas yra? Kokia? Buvo gražiai, taip lik niekur nieko. Mildutė miega? Miega. Einam, aš tau ką parodysiu. Žiūrėk. Daugiau nieko neturiu. Vieno dalyko nepasakiau. Kokio? Ar auklę samdyti, ar į savaitinį darželį leisti. Į savaitinį? Asta, tu neišprotėk. Aš galėčiau tau palikti. Man? Tai aišku, tu gali skambinti bet kada, aš atvažiuosiu, paimsiu. O tu nenori pakeisti savo darbą? Ką? Su Norma aš galiu pakalbėti. Kam jums pyktis? Nepyksta Norma. Jam nusispjaut. Sakė, daryk, ką nori, gyvenk kaip nori. Ne jo. Kas yra, Viktorai, tu kažkoks keistas? Mariuką pameni? Tai va. Buvo dingęs, dabar rado. Negyvas. Nežinau, aš ir pats galvoju. Rytoj laidotuvės. Kažkaip blogai jaučiuosi. Nežinau. Aš net pats neįsivaizduoju, kas galėjo. Visus variantus apmašiau. Jis juk man viską pasakodavo. Tik... Gerai. Ko nevalgai? Neskanu? Aš vis galvoju, kam tas Marius galėjo. Žmonės nužudo. O ką? Atseit nieko nežino. Netikiu. Jie žino, tik tai man nieko nesako. Labas vakaras. Gerai, Asta, aš jau eisiu, ačiū už maistą. Netrukdysiu. Viso gero. Viktorai. Viktorai, palauk. Viktorai, palauk. Tai ką palaidojot, Mariu? Jau. Palaidojom. Tik Lorenco nebuvo. O tu ko neatėjai? Vienas iš jūsų. Sunku buvo nueiti? Zapadlo. Taigi puikiai supranti. Tengi mentų pilna buvo. Visas 6 skyrius. Fotkino visus iš eilės. Aš nenorėjau be reikalo apsišviesti. Apsišviesti. Bailys. Atsargus aš, o ne bailys. Nereikia manęs bailiu vadinti. Aš žinau, ką darau. Aš pasiduot visada suspėsiu. Sėsk. Aš einu šunis išleisiu. Inga, ko nors valgyt padarys? Nenoriu valgyti. Tai sakai, laidotuvėse daug žmonių buvo? Na taip, susirinko visi klasiokai. Tragedija, žinai. Bet Marius, amžinamąjį atilsį, neturėjo šeimos? Ne. Nu ir ačiū Dievui, žinai. Tai vaikai našlaičiai būtų likę. Tu sulčių atsigerk. Kunigai, žinai, jau kai palaidojo Marių,
Sako, palieku kapą saugoti angelui sargui, kad kai bus prisikėlimas, kad Marių atvestų į teismą. Angelus. O tu? O kaip tau su Asta? Dukra pas ją? Pas ją. Nu tai ką, tai vėl kariausit? Viktorai, taip supranti, niekam jūs nerūpit, niekam čia neįdomu. Buvo kas kam neištikimas, nebuvo. O vaikui tai ypač neįdomu. Jai svarbiausia turėti 2 tėvelius, kaip visi vaikai. Nu, skanaus, valgykit. Pagydė kalbam. Valgyk, valgyk. Tai Zylė tik tiek pasakė, kad dingo. Pradžių Marius, dabar Lorenzas. Ką Zylė sakė? Nu, ką Zylė? Su juo seniai kažkas negerai. Ar manis jam įtaką daro? Mėnulio fazės. Jis pats jau nebesikalba su manim, nei apie Marių, nei apie Lorenzą. Aš kažko nežinau čia. Nu, gal atsiras dėl Lorenzas. Anksčiaugi niekada taip nebuvo, kad niekam nieko nesakęs, bet taip imtų ir pradingtų. Taigi per jį pinigai eina. Raktai nuo sandėlio pas jį. Nu, nežinau. Na, palauksim. Pažiūrėsim. Ar tau ko, pinigų reikia? Ne, ne pinigų. Nutartis kur? Nieko nereikia daryti. Ta prasme, kad Asta normaliai mąsto. Nebekeršys su dukraliais matytis ir nebegeria. Ne, be šansų. Vaikštų ten pas ją kažkoks. Aš prašymą turiu. Tai dabar dirba kažkokiam bare vakarais. Bet normalaus, kad atlyginimas būtų padorus. Taigi turi ten savo kadrų, tegul jie ir judinas. Man jos asmeninis gyvenimas nerūpi. Dėl vaiko, kad vaikui būtų geriau. Niekogi. Lorenzui reikia paskambinti. Užeikit. Labas, Valdute. Pasilgai? Labai. Aš irgi labai. Labas, Asta. Labas. Kada tu baigi darbą? Apie 2 nakties. Rytoj paimsiu Mildutę. Čia jos daiktai. Tai aš gal važiuodamas ryte į darbą užvešiu, tai bus apie kokią 10, gerai? Gerai. Šitą nusimsi kambarį ir daiktus įsikrausi, gerai? Tai ką, iki? Lauk, Viktor, aš noriu tau pasakyti, kad tas žmogus, kurį pas mane matei, tai buvo mano pažįstamas. Kaip draugas. Bet dabar jau nebe. Koks skirtumas? Iki rytojaus. Labas. Atėjau pasiimti Mildutės. Kodėl tu atvažiavai? Taigi aš sakiau, kad užvešiu. Mildutė. Labas. Važiuosim to į namo, gerai? Kaip pavalgyti. Arbatos gal atsigerk.
Aš čia Mildutį nupirkau telefoną, baterija įkrauta, žodžiu, viskas tvarkoja, kad galėtume susiskambinti. Ačiū. Paskambinsim tėvelį. Mildutė. Tau telefoną padovanu? Gerai. Kada dabar leisi pasimti? Nežinau. Aš nusprendžiau išeiti iš darbo, nepatinka man ten. Tai iš ko tu gyvensi? Mama padės. Jau ir dabar atsiuntė pinigų. Todėl ir nusprendžiau. Aš kalbėjau su Normantu, tai jis sakė tau paieškos darbo. Normantas? Nesitikė kažkaip. Kodėl? Negi piksimės visą laiką. Na ką, gerai. Laukia vaikas, tai iki. O aš galiu tau paskambinti. Laukia, šaukia tave. Laimingai. O, štai kur tu. Sveikas. Sveikas. Matai, kulinaras pasidariau. Tai mineralinis ir svogūnai viskas, jokio acto. Pirštus apsilaižysi. Čia dėl recepto pakvietė ir su reikalu. Darbas tavo, Astai. Kodėl mano? Nu tai negi man. Kas per darbas? Tik ką, direktorius mano geras draugelis. O tai ką, ten valytojai dirbs? Naktinis. Gerai, dėkui tau labai, Norma. Smulkiai. Aš jau galvojau, kad tu pamirši. Va, šitas man atrodo jau. Čia papilsiu. Pilk, ben. Nu? Tik pabandyk pasakyti, kad tai blogai. Tuoj pažiūrėsiu. Kulinaras. Aš tau sakiau. Klausyk. O Lorenzas neatsirado? Ne. Blogai. Tai aišku, kad blogai. Kur jau tau bus gerai? Skanu. Labai skanu. Labas. Seniai laukia. Labas, ne, nesniai. Einam į vidų. Na, aš trumpam. Kur Mildutė? O tau nesakė telefonu? Ne. Jinai darželyje. Aš pagalvojau, vis jai linksmiau negu su manim viena. Ir šokti moku, ir dainuoti, ir piešti, ir draugų susirado. Gerai. Kas čia yra? Norma susitarė dėl darbo. Prestižinis sporto klubas. Pasiskambink. Viktorai. Ačiū. Ne. Neįsijaus. Ir būtinai pasiskambink. Kiek? Ašgi tave žinau, važiuosi po to. Klausyk, baigtų čia mane dabar mokyt. Kuperiu. O, Viktoras. Viktoras, aš kaip tik žadėjau pas tave važiuoti. Tai ką, raktelius nuba, jūs dar nepažįstami. Mano sesytė Liepa. Viktoras. Išgersim. Vairuoju. Aš irgi vairuoju. Tikos. Tai mum 2 viskio ir raktelius. Jūs atėmė. Aš sakiau. Labai gerai padarė, taksą galime įsikviesti. O. Girdi, Liepa, jau čia spėjot susimokyt, Irgi sakė, taksą išsikvies. Asta nedirba? Klausyk, pamiršk tu tą Astą. Tiek tau problemų pritinka jūsų meilės istorija. Klausinėjai ir klausinėjai. Taip, net apsiverkė vieną kartą. Klausyk, baig. Rimtai sakau už to. Nevažiuosiu aš. Niekur aš nevažiuosiu. Man svarbu, kad raktai su manim būtų. Pametėsi, ja? Jo, pametėsiu. Nu, davai. Varom.
Nu tai ką man dabar galvoti, papšėti? O jis man sako, karoči, aš ne mentas, aš tavo tėvas. Ką rimtai tėvas? Ką žinau rimtai? Koks tolkas meluoti? Klausyk, gal važiuojam su mano mašina. Tuoj, cigaretės pasiimsiu. Kas yra? O kas tau yra? Kas negerai? Varyk gerai, viskas gerai. Varyk iš to. Ne, nu tu visai įsiderinis. Mosuoji su ginklu savo vidurybą. Nervai. Kameros ten buvo, suseks dar tave. Darbuotas. Nepykat aš ten tą tavo. Ne, nu ką, radai tu čia ką prisiminti. Lūkiškėsi toks. Pieštukas. Rodysiu. Aš valgį darau, padarysiu, nes žinai tave rytą. Nu, sėdžiu. Žiūrėk man į akis. O ko žvilgsnį nusukai, a? Jeigu tu bachūras, tai tu žvilgsnio nenusuk. Čia pagrindinė taisyklė. Tai gal bachūras nori per galvą? Gerai. A tu gal vėl su tastu nori susieiti, a? Lakstai po barus, ieškai. Tai jinai turi kitą. Svarbiausia, kad tavo dukrytei viskas gerai būtų. O visą kitą pergyvensim, ne karo metas. Viskas bus gerai. Aš žinau. Tikrai. Tai kaip savijauta? O tu pameni, kas vakar buvo? Gal? Nežinau, gal ir ieško. Ne, nemačiau. Turbūt paslėpą palikau. Arbatą darai? Tarp kitko, o kas nori? Nėra jokių žinių. Norma nebuvo taip arti Lorenco kaip tu. Kuperi, tu kažką žinai apie Lorencą. Su Mariumi jis sakė, kad jis bijojo Armanio. Ir tikrai nemanau, kad čia apsieita be jo. Iš pradžių Marius. Tai Lorencas gyvas. Ir kur čia iš vis kabinėjasi? Aš nežinau, ir taip galvas skauda. Einu parūkysiu. Klausyk, nusink tu striukę. Tai kas konkrečiai čia vyks? Silveris, kaip žinai, skolingas Normantui. Manai, čia rimtai? Jo. Iš pradžių Mariukas, paskui Lorencas, dabar ant Normos važiuoja. Kuperi, kas čia vyks? Aš aišku nesikišu į tos reikalus. Bet jeigu broliui blogai, tada jau reikės įsikišti. Sijaudink, niekam aš nieko nesakysiu. Klausyk, o tau netrodo, kad Zylė įsisuko į kažkokį biznį, bet jeigu pradėjo varyti narkotikus, tai tiek Marius, tiek Lorencas, jeigu kažką daugiau žino, tai tik dėl to ir galėjo dingti. Daugiau jokios aš čia Kuperį. Gal tu vis dėlto žinai, kur yra Lorencas? Ką žinau, aš tau pasakiau ir viskas. Gerai, varau. Tik aš tau nepasakiau. Gerai. Turėsi su kuo gert. Sveikas. Sveikas. Tai kas čia vyksta? Iš kur ištraukai, kad čia kažkas vyksta? Makaras vėl laksto. Iš kur žinai? Žinau. Bet tu ką? Pagaut nori? Nu, čia laksto. Jeigu rimtai Norma. O Silveris tai čia tas... Aš nežinau. Aišku.
Sakyk, galiu kuo padėti? Kad tu padėti. Viską nuvažiuok nupirkt, ką? Tas va, Ingos vien kiaušininis likeris liko, aš nebegaliu. Sakyk, Norma, nieko dar neatsitiko. Nu ką tu žinai, atsitiko, neatsitiko, koks tau skirtumas? Būk tu brolis, nuvažiuok, nupirk viską, nu. Žiūrėk, kad burbonas būtų. Gerai. Nu, davai. Burbonas. Burbonas. Klausyk, prisiek, kad ir kas nutiktų, kad po 5 metų mes čia susitiksim. 3. O, užeiki, damas. Opa. Girdėjai, kaip mus pavadino? Labas, Mindutė. Kaip aš tavęs pasiilgau. Ir tu? Nu, nusirenk. Kaip gyveni? Gerai. Gerai? Aš bėgau pažaisliukus. Pažaisliukus? Duok. Kaip tu gyveni? Gerai. Tai nusirenk. Prisėsk, papasakosi, kaip Mildutei darželį sekasi. Tikrai? Gerai. Pats pakvietei. Dabar tyli. Nieko nekalbi. Apie ką galvoji? Žinai, aš taip. Kartais bandau įsivaizduoti, kad mums viskas gerai, kad mes... O man nepavyksta. O kaip tu, viena dabar ar? Vienai man sunku. Ne, baig, nereikia, ką tu čia. Ai, baigim dabar mes čia. Kaip 2 pensininkai. Ir ačiū tau, kad bent jau tiesą pasakėjo, ne kaip anksčiau meluodavau. Aš atsiprašau, Kuperis atėjo. Sveikas, Kuperis. Sveikas. Labas, Asta. Mildutė? Iki. Ką čia reiškia? Nieko. Ką vėl skudurus sumetėt? Ačiū, kad paskolinai. Ne, baigtų, aš jau buvau užmiršęs. Galėjai ir neskubėti. O tiesa, kaip tavo mama? O tas atsiradęs tėvas buvo su... O va tave taigi, tai pofik, išgelbėjai gyvybę, tau pofik, o tau ten kaulus pjo. Tai tu įsiklausyk, kaip skamba. Kaulų čiulpai. O tu matei tas savo brolį? Gal ir taip. Aš galiu būt donoras? Ne, nekalbėjau. O ką? Nekalbėjau, kas tau yra, Kuperi? Niekas ten tavęs lochų nelačiau. Labai reikia susitikti. Jūs jau čia? Aš kaip tik norėjau važiuoti pasiimti. Taigi aš sakiau, kad parvešiu. Gerai, nes aš nelabai noriu. Mildutė, tavo krepšys. Ar rami buvo? Jo, rami labai. Visai tave rami ir užsispyrus. Sveikas. Kavos. Važiuoju kavos. Taip.
Aš turiu eiti. Iki. Iki. Man tai vienodai būtų. Kaip čia tau paaiškinus? Dukra yra dukra ir man tikrai ne tas pats, su kuo jį gyvena po vienu stogu. Rimtai ten su juo susidėjus? Nežinau. Galva mažiau skaudėtų, supranti? Niekaip. Jeigu būčiau norėjęs, jau seniai su manim gyventų. O tu kokia... Baigtų, tokie sapnai nesipildo. Už Marių. Oi. Labas. Labas. Kur taip skubiai į darbą? Ne, šiandien nedirbu, namo einu. O ką parduotuvėje, pirkai kažką? Pirkau batus, labai gražus. Tikrai? Tai aš gal tave galiu tai nieko, aš vis tiek tave pavešiu, nereikės eiti. Nusėjęs, pavešiu. Tikrai. O batus reikėtų aplaistyti. Liepa, kur tu ten užtrukai? Batus matuoju. Tai išeik pasirodys. Na kaip? Kojos gražios. Taip. Ačiū. Tai gal sės prie stalo, batų galiu nenusimti. Žinai, man taip patogus su tais batais. Kiek čia kambarių? 2. Nu jo, plastikiniai. Čia tokia draugė turi, jinai... Tai 3000 tinku į vyrus. Nežinau, aš su brolio draugais nesiženiju. Bet tu pabandyk, gal tau patiks. Gerai? Tai ką, tada už batus? Aš eisiu pasikeisti. Nelabai šitą. Liepa? Liepa? Labas rytas. Batus palikau. Jo, labas. Jie čia. Užeik. O ko tu vakar taip pabėgai? Pajuntu, kad staiga reikia išeiti ir išeinu. Atsiprašau, aišku, labai kažkaip durnai gavosi. Ir iš vis tu mane namo turėjai parvežti, aš čia atsidūriau. Tai kas čia tokio, tai pažįstame mes. Kavos gal? Oi, ne, aš tikrai labai skubu. Espresso. Gerai. Taip.
Tai aišku, taigi jūs kartu dirbot. Bet tave ir, nu, aš nežinau, ką jam rašyti. Tai aš taip... Ką jis tau rašė? Ką rašė? Kad nesusipratimų turi daug. Ir aišku, kad meilė begalinė. Tai ką, Kuperis, šitas Gintaras Kuperis meilį labai išmano. Nu jo, Gintaras gal ir nieko nenutokė. Moterų nepažinęs. Bet žinai, aš su Asta kalbėjau. Ir man va toks jausmas kartais, kad jūs išsiskyrėt per kažkokį kvailą nesusipratimą. Per nesusipratimą? Taigi aš zonai dar sėdėjau, jau prašė to nesusipratimo, tai gal geriau nereikia. Bet aš su ją kalbėjau. Jinai, žinok, viską atsimena ir jinai taip gailisi. Tikrai? Viską atsimena? Taip. Pavyzdžiui, kad ir tai, kad jūs ten turėt susitikti po 5 metų tai sodyboje. Tai čia šitas variantas. Tu neprisimeni? Ne, aš tai atsimenu, bet, seniai tai buvo. Koks skirtumas dabar? Bet to tada buvom naivus, kaip neaišku kas. Sumuštinius dareisi? Jo. Tu gal nori? Noriu. Ačiū. Labai skanu. Nežinau, kiek laiko nevalgiau sumuštinių. Tik aš neturėčiau užsibūt labai namo skubu. Taigi aš tave pavešiu. Tikrai? Jo. Gerai. Nu, nežiūrėk taip į mane. Man rankos dreba. Tai tu čiagi. Tai ačiū, kad parvežiai. Baigti nėra už ką. Sveikas. Iš kur tu čia? Liepą parvežiau. Butą nuomoji. Taip, pirmas dienas čia. Su Liepa tvarkomės. Pakviesčiau į vidų, bet dar, žinai, kol kas betvarkė. Kitą kartą. Gerai, aš nelabai turiu laiko, vėluoju į darbą. Tai iki pasimatymo. Pasimatymo. Nu, davai. Sveikas, vienas? Sveikas. O su kuo? Nu, maniau, Mildutį atsiveši. Ne, su mama. Aišku, nu ir gerai. Apie reikalus pakalbėsim. O ką nutiko kas nors? Nieko, einamieji klausimai, einam į vidų. Gulėk. Aha, jau radai. Kas čia? Naujo UABO steigimo dokumentai. Nu, skaityk. Nenoriu nervinti. Laukės. Nuo ko? Daugiau. Rimtai nuo tavęs? Sakiau, gal DNR pasidaryk, bet tai dabar va, užsiraukė. O įmanoma dar padaryti? Sveikatai. Kur ten? Gersi? Ne, nenoriu. Tu ten ilgai dar skaitysi? Ei! Nu, paskui dar visur parašų reikės pas notarą, kai jis susiregistruosit. Šiaip, aišku viskas? Jo, aišku. Sandėliavimas, prekyba auto detalės. Būtent. Nu, paskui bus paprasčiau. Aš tiesiog vienas jau nebespėju visko.
Inga, tu valgyt, ką nors darysi? Ne, ačiū, žinok, nenoriu. Kaip Asta? Kaip. Viskas kaip buvo. Gal važiuojam į miestą, ką ko pavalgyti? Aš kažko tai persinervinau šiandien. Taigi jau 3 dienos kaip nieko negaminu. Važiuojam. Popierius tik pasimk. Inga, mes į miestą. Šiuo metu norėčiau jums pasiūlyti kalakutienos. Būtinai. Ragausite? Būtinai. Iš kurios pusės apskrūdusi ar Kuo šitą baltesnė? apskrūdusi? Ne, aš tai sakiau, ne pirmam, o trečiam aukščiam Real Brazil. Viskas, davai. Iš kurios pusės, ar apskrūdusios ar baltesnė? Galima apskrūdusi. Ačiū. Skanaus. Ačiū. Kas ten, Kuperis? Jo, Kuperis panoramai vaikšto, tai sakė, užsuks. Kaip jie mainas? Nieko, gerai. Nesiskundžia. Anksčiau su Lorencu dirbo, dabar vienas? Jo, tai kad Lorencas dingo, buvęs nebuvęs. Kaip jis pats sakė, dėla truba. Dingo su visais galais. Nu ką, gera mėsa? Labai. Kečupo reikia. Vis net pantino kečupą. Kiek žinau, ir tu niekad neatsisakai. Namie tokios nepasidarysi, ne? Tai aišku, kai Inga valgyt nebedaro, tai... Kodėl nedaro? Daro. Koldūnus iš pakelio. Nors 3 kart per dieną, prašau. Jai negaila. Nereikia apie ją. Sako, nėščios gali pelėm užleisti. Bet žinai, keista. Kas? Kad tu tėvas būsi. Ako? Aš tėvas, tu krikštatėvis. Taip. Tai negi aš zylę kvėsiu. Broli tave. Aš einu salotų, dar tau nereikia? Ne, aš ne. Klausyk, tu nežinai, kada kašio rodo? Ne, nežiūriu aš to kašio. Tu geriau irgi ne kašio, žiūrėko vaiką kiną nuvesk. Nepergyvenk, nuvedu. Nuvedit. 5 ar 6? Nežinau, kas čia. Kokia dar čia? Žinojai? Ne, iš kur? Briuslis. Aš varau. Kur? Bazylė, tu pinigų turi, gerai? Atsiskaitysim paskui. Jo. Sveikas. Ko Norma toks įsigandęs nubėgo? Bruslį kažkokį rado negyvą, tai susnervinu. Aha. Aišku. Draugas? Nežinau. Labą dieną. Labą dieną. Jūs esate buvęs mūsų restorane? Ne, nesu. Mūsų restorane bufete, jos pasimate pats. Mėsą, keptą grilyje, neša šefas tol, kol valgote. Kad siūlytų mėsą, kortelė prieina prie jūsų ir siūlo mėsos. Jeigu pavalgyti, norit pailsėti, perviskit kortelę į raudonąją pusę ir mūsų kepėjai jūsų netrukdys. Supratau, ačiū. Skanaus. O tai ten ne iš jūsų. Kaip sakei pravardė? Bruslis. Negirdėjau tokio. Velnes gal kokius pažįstamas. Norma visai išsiderinęs, jūs ten ką kariaujat? Pradžių Marius, paskui Lorencas, dabar šitas. Gal aš ko nežinau tiesiog. Greičiausiai. Kiaulienos kumpis. Aha, taip. Ragausit? Taip, ačiū. Iš kurios pusės? Va čia. Prašau. Man mažyti gabaliukai, gerai? Iš kur pjaunam? Bet čia galima. Ačiū. Skanaus. Klausyk, turiu vieną problemą. Kokią? Liepos gimtadienis. Ką nupirkti? Tai duok pinigų.
Pinigų jinai ir taip iš manęs nurauna. Tai dovanos patinka. Tai gėlių tada nupirk. Galiu, sakai? Nu tai ką daugiau? Galiu. Ne, nu, papuošalai nieko aš čia neįkertu. Visiškai žalias. Žiūrėk, šitą visai graži. Duosiu pinigais. Gimtadienis. Bus tu gimtadienis. Čia bus nuo manęs. Liepai. Kaip čia išeitų? Švogeris būsi? Žentas. Duosiu aš tau žentą. Aš šitą įsirinkau. Geras pasirinkimas. Kaip dovanas pakuoti? Jo, supakuokit. Tai ką dabar veiksim? Tu į svečius siūlai? Ne, pas mane, matai, remontas nebaigtas, tai... Ką Liepą nori pamatyti, ne? O tu ją užrakinės laikai? Nueini prie baro, prie ministerijos ir žiūri, kiek tik tai nori. Bet taip ir darai? Nueini ir žiūri? Ne, nu faina pana, tai... O tau nieko, kad aš su jie susitikinėjau? Tik va, nupirkai. Ko norėjau? Strižainis ir 2 dėžių alaus. Po... Iki. O, labas. Opa. Labas. Atsiprašau, kad taip užgriuvau. Ne, nieko, viskas gerai. Jei parašai, kokį ten filmą žiūrėsi. Ai, aš nupirkau naują DVD. Gerai, tai bus jums linksma. Aš eisiu į darbą. Bet... Susirgu. Tu turi vandens? Jo, ten. Vildutė tavo krepšys. Tavo gimtadienis greitai bus. Šiandien. Šiandien? Visai susipainėjau. Aš čia turiu tau tokią staigmeną, kadangi dovanos neturiu, susimaišiau, tai čia Mildutės nuotrauką nufotografavau. Labai graži. Sveikinu. Vanduo. Čia. Mildutė. Delegacija. Labas. Jei jums pro šalį, sakau, reikia užsukti. Mildutė. Labas. Šampanų. Gal ir tu labai mažutė, ką? Gal pieno kokteilį tau padaryčiau? Gerai. Prisėsim. Einam. Aš gersiu tavo pieno kokteilį, o tau bus šampanas. Gerai? Kas tave tai primakina? Ką? Duok. La. Sėsk. Aš einu ten atsėsiu, gerai? Gerai sutarėt? Normaliai. Jo. Man jį tik tiek ir pasakė, kad paliko. Čia jau jos reikalas. Na, kaip tu, gerai? O remontą pabaigė? Dar ne. Mildutė, ką tu ten darai? Lipk žemyn. Pasiuto visiškai. Nuo pieno kokteilio. Tarp kitko. Ne tarp kitko. Aš galiu užsimerkti. Kam? Užsimerk. Gimtadienio proga. O Jėzu, tai iš kur žinai? Tau gintis pasakė taip? Jis taip netyčia prasitarė. Nu, nustebinai. O Jėzu, kokia faina.
O Jėzau, kokia faina. Aš tokios norėjau. Tikrai? Aš grinai tokios norėjau. Oi, kokia. Ačiū tau. Turi vandens? Jo, ten. Mildutė tavo krepšį. Tavo gimtadienis greitai bus. Šiandien. Šiandien? Visai susipainiojau. Aš čia turiu tau tokią staigmeną, kadangi dovanos neturiu, susimaišiau, tai čia Mildutės nuotrauką nufotografavau. Labai graži. Sveikinu. Vanduo. Čia. Mildutė. Kavos padariau. Ačiū. O ką policija? Rado kokių nors įkalčių? Tai kam čia Norma užkliuvo? Bet jis žinojo, jeigu buvo su ginklu. Kodėl tu bijai? Ai, Pol. Dabar, Inga, dabar. Po laidotvių gali būti vėlu. Normantas susipyko su Zylė. Buvo rastas kažkoks, nežinau, bruslis, kas ten Zylė žmogus. Ir Normantas pasakė, kad traukėsi. Jo, aš tą girdėjau. Tai manai, kad Zylė? Aš tik pasakoju taip, kaip viskas buvo. Atlėkė Zylė čia, jie dar labiau susipyko ten dėl terminalo, nežinau, kas ten nežinau. Zylė nesutiko? Nežinau. Nu ir kas toliau? Kas toliau. Taigi tu pats matai. Šunys dingo. Normanto irgi nebėra. Dieve. Jo. Kas čia dabar? Zylė. Skambino man, sakė, kad nori mus matyti. Pasakiau, kad būsiu čia. Užuojauta. Žiauriai. Aš jis gal paliksiu. Tai kas? Sakyk, kas? Silverio žmonės, kažkas iš Silverio žmonių. Nematau ryšio. Viktorai, viskas labai paprasta. Silveris rastas nušautas, o jis Normai buvo skolingas. Norma? Norma nešaudė. Kam jiems Norma? Šitas Silverio apsauginis gazolis. Jis tik šiandien į Ispaniją įskrido. O sakyk, ką jis čia veikia taip ilgai vienas, a? A tu be manęs kokią versiją dar turi? Gerai. Vėliau pakalbėsim. Tada paminklą pastatysim. Ačiū. O buvo taip anksčiau dingė. Tai kaip čia? Pavogė. Pavogė. Kas pavogė?
Šiaip man aišku, kieno čia darbas. Ne dabar. O po to pradėsim galvų ieškoti. Zylė sako, kad aš klydau. Pasakot! Nieko aš nepasakau, jis pats pasakė. Dyt, kada? Viskas nusiraminam, o dar persileidimas paskui bus. Važiuojam į laidovių namus. Tau irgi stiprybės. Man paskambink. Aš suderinsiu, kada nelabai čia protinga prie kapinių vartų tas kalbas vartyti. Gal ir taip, Viktorai. Tai tu nužudei mūsų! Zylė! Zylė! Tu nužudei! Tu! Važiuok, sakė! Viktorai, dėl Zylės čia. Ką tu? Valinkis čia, dar vienas! Mano reikalas! Tu žudikas! Tu! Nusakiau, tau nelystum dabar. Kodėl? Vėl. Taigi sekanti būsiu aš. Kur tu važiuosi? Ten, kol jis neatsidurs už grotų. Tai gal man su juo pakalbėti? Čia pas mane. Ponia Inga, ar žinote, kad tai, kad dabar... Prie kapinių neprismaugė. Nužudimo išvakarėse susipyko su Ovidijum Ziliausku. Taip. Aš grįžau namo. Normantas visas girtas. O Normantas per langą pamatė kaip kažko. Ir to terminalo, kurį statė. Dėkit. Vartai atidaryti. Tai ko tu man nieko nesakei? Norėjau Normantą ramiai palaidoti. Ir ką tu Zyliai padarysi? Man reiks su juo pakalbėti. Kam? Kad jisai išsisuktų? Gal tu ir teisi. Tegul policija to ir užsiema. Pasirūpink. Asta. Sunki diena. Jo. Turbūt sunkesnės jau nebebus. Jo laikai ateina į namus ir nužudo. Nieko. Rasiu aš tą žudiką Ingą, papasakojo įdomių dalykų. Iš kriminalinės buvo. O tu tiki tą Ingą? Kodėl tu klausi, tu juk jos nepažįsti? Aš mačiau, kaip jinai ardėsi prie kapinių. Tai čia emocijos. Ji laukėsi nuo Normanto, galvoju, kad tai irgi sunku. Žinai, nors Normantas jos nedievino, bet tam bandė skirtis į jį dėl pinigų. Žodžiu, visko buvo. Prašau, gal galėtumėte ateiti? O kur dabar ta Inga? Išvažiavo. Pabėgo. Kodėl tu klausinėjai? Jo, pabėgo, jį bijo Zylės. Ir aš manau, kad čia be jo tikrai neapsėdė. Klysti. Kodėl? Kažką žinai? Matau, kad žinai, Kuperis kažką pasakė. Seniai pastebėjau, kad jis turi kažkokių paslapčių. Man nuojauta taip sako. Meluoji. Pažiūrėk mane akis. Nemeluoju. Atsiprašau, turiu dirbti.
Sveikos. Užeikit. Labas, Mildutė. Labas. Ui, tu mano mažutė. Per apačią. Apa. Kas čia? Čia Mildutės daiktai. Gal jį gali truputį pas tave pagyventi? O ką, kažkas nutiko? Mildutė, eik į savo kambarį. Klausyk, aš tikrai neleisiu vaikui išsivežti. Pasirūpinsi ją. Tai žinoma, kam tu dar klausi? O gal ir... Kas yra? Asta, sakyk. Gal ir aš galiu pasilikti? Gal tu pasiklausk savo Romkos, ko tau reikia pasilikti. Iš vis pati net nežinai, ko nori. Mildutė. Sveikas, Kuperi. Užeik. O tavęs nenoriu matyti. Palauksiu čia. Tu ką čia durniuoji? Nenoriu aš jo matyti. Įtari? Įtariu. Tu, Inga. Vakar dėjosi lagaminus išvažiavo. Žinai, ir ne tik. Sunku gyventi namie, kai yra nušautas ten tavo vyras. O kam tu jį čia atsivedai? Tipo, nori sutaikyti. Ką? Kaip? Atsirado? Buvo sužeistas, gydžiau. Nu, čia tai naujiena pasakei. O kas? Jinai miega. Tai kas? Armanis? O koks jo tikslas? Dar neaišku, kieno ten tas vaikas. Bet čia reikia įrodymų. Jis ir Mariuką nuėmė, supranti? Užeik. Dabar darom taip, Viktorai. Tu paskambink Ingai ir susitarsi dėl susitikimo. O tu, Kuperi, būsi ten kažkur netoliese, o po to paseksi Ingą. Nes ten kur jį. Anksčiau ir vėliau ir Armanis pasirodys. O nepaprasčiau būtų, jeigu tu paskambini Armaniui ir pasakai, kad jis privažiuotų. Nepasirašys. Supakuoti ir į policiją. Jau, skambink. Sveika, Inga. Na, kaip tu? Norėčiau susitikti, aš privažiuočiau. Nenamėtų. Klausyk, kažką reikia daryti dėl Zylės. Tu parai susitinkam. Aha, gerai, supratau. Būsiu. 4 prie Sport Crown Plaza viešbutis. O Armanis negali būti išvykęs iš Vilniaus? Labas, kaip tu? Eikit. Prastai, visai be miego. O ką tu sugalvoji? Man niekaip neišeina iš galvos tas pokalbis. Tavo ir kriminalisto dėl Zylės. Tai ką? Nu, gal paaiškėjo kas nors? Nežinau, niekas man neskambina. O pareiškimą parašei? Tu turi galvoj parodymus? Jo. Ne, niekas nekvietė manęs, tai ir parodymų nedaviau. Kaip nekvietė? Taigi čia žmogžudystė. A, Jezu, juk tu žinai, kaip policija dirba. O Zylė tau neskambino, neieškojo tavęs, palaidotuvių nieko? Ne. Keista. Nieko čia keisto, bijo ir nelenda į akis. Neįmanoma viso to reikalo pagreitinti.
Kaip tu tarėsi su kriminalistais? Tai va dabar aš supratau, kad be pinigų tai čia niekas iš vietos nepajudės. Tai va, aš apie tą ir kalbu. Ką manai daryti? Aš viską sutvarkysiu. Todėl nieko nesijaudink. Man reikės Normanto daiktų. Ai, nu tai jo. Fotografijų, albumai. Tai aišku. Tai kai grįšiu, gerai? O kur dabar būsi? Nežinau. Nežinau, gal pas draugę važiuosiu, gal prie jūros. Susiskambinsim. Jo. Gerai. Laikykis, Inga. Iki. Iki. Duok padės. Nešalta laukia? Ne, normalu. Normalu? Gal aš batų nesiausiu? Ne, nereikia. Jo, ką tu norėtum? Sulčių, vandens, kavos arbatas. Kur Mildutė? Darželėje. Prašau. Dukra tau paliko. Kas nemelavo? Sutikus. Kur? Ko jį pas tave vaiko? Kodėl jį sunku? Pardavė ir pinigus kažkas pavogė. Jo. Jo. Bet jai tikrai kažkas atsitiko. Kokiu? Tada tu, tipo, nebūtum sėdęs. Tai jinai taip ir pasakė, kad nepadavė. Taip. Išsijungė. Tai su Hachaliu susipyko ir dabar durniuoja. Paldėsi mane pas Lorencą? Kaip supras palydėsi? Nu, reikia aplankyti, pasikalbėti. Gerai. Ten jaučiu stogas važiuoja, labai jau nori kariauti. Reikia baigtas vaikų nesąmonės. Ką tu sugalvojai? Kreiptis į policiją. Pasakysiu viską, ką aš žinau ir viskas. Tu galvoji padės? Tai aišku, pagaus tą, kuris nužudė Normą. Gaus iki gyvos galvos ir apsiramins, o ten šaudo, gaudo. Aišku, teismas būtų geriausia. Gerai, važiuojam. Užrakinkit duris. Liepa, padaryk, ką nors pavalgyt mum. Nu, klausyk, nu tik atėjau, čia atsirado. Tai aš tau padėsiu. Ne, nereikia, aš pati viską. Užuojauta dėl brolio. Dėkui. Nu, kas galėjo pagalvoti, kad Norma užklius? Nereikėjo slėpti, kad Armanis tave puolė. Šitą informaciją galbūt tu išgelbėjus. Visų pirma. Trečia, aš negalėjau numanyti. Čia ta kobra viską verda. Tai labai gerai. Reikia baigti šitas nesąmonės. Pareiškimus po mentus nešiot. Apie viską. Faktais, ko mes čia Armanio ieškom? Policija turi jo ieškoti ir papasakoti istoriją taip, kaip yra. Nuėjo? Tai labai gerai, kad nuėjo. Zyliai. Kokių mes turim įrodymų? Susirink savo makulatūrą. O už ką Zylę sulaikė? Ir ko gero tą patį. Čia tikrai bus Armanio darbas. Gerai. Sorry, kas ne taip. Mildutė žiūri savo multiką kokį 10 kartą. Apie princesį, ilgus plaukus. Princą su žirgu. Pasidarom gal arbatos, kavos? Gal aš eisiu? Ne, pabūk. Kad man, žinai, aš kada lieku vienas, man tokios durnos mintys lenda į galvą. Neįmanoma užmigti. Nemiga kankina. Nori, kad tave užmigdyčiau? Kas čia da? O, sveikas, užeik. Sveikas. Taip prie namo parė. Gerai, aš trumpam. Asta tavo mačiau.
Nu ir kas? Stotyk girta visiškai. Dar bachūras kažkoks valiojasi šalia. Koks bachūras? Nežinau, plūgas kažkoks. Blin. Kas jai pasidarė? Kas jai darosi iš vis? Gal tu pakalbėk su ja. Dar piniginę mano prigrebė. Pavogė? Ten smulkmena gal 50 litų buvo. Gerai, aš tau gražinsiu. Nereikia, nesvarbu čia. Gražinsiu. Ašgi sakau, kad ne dėl pinigų atėjau. Nereikia. Nereikia. Taip, kas tau pasakiau? Nes toks jausmas, kad geria ir gers, kol numirs. Nu, žiūrėk. Liepa, varysiu, davai. Išjungtas Astos mobilus. Kaip man dabar ją rasti? Ką daryti? Dar nėra tai buvę, kad Asta savo mobilų būtų išjungus. Bent būtų perspėjus. Išsijungė. Gal reikia pavažiuoti iki jos namų pasižiūrėti? Liepa, pasilik, taigi aš nesakau, kad mes dabar važiuojam. Ne, važiuojam. Liepa, jeigu tu įsižeidai dėl Astos, tai aš čia rūpinuosi kaip ligonių. Nu, pasilik. Ne. Liepa. Liepa, pasilik. Palik. Pasilik. Liepa, pasilik. Nenoriu. Liepa. Nenoriu. Nu, pasilik. Ne. Labai. Liepa. Ką? Liekam. Kur taip skubi? Namo. Tai aš Mildutę vešiu į darželį ir tave pavešiu. Tai ačiū, nereikia, aš noriu pasivaikščioti. Kas yra, Liepa? Nieko, man viskas gerai. Tai aš matau, kad negerai. Nu, pasakyk, Liepa, kas yra? Liepa, nu. Tai nieko, man viskas... Liepa, palauk. Paleistų mane! Nu, ko nori? Asta yra? Negyvena čia tokia. Firmos būtas, remontą daro. Kaip, o kur jį dabar? Nežinau, nieko Adresą nesakė. nepaliko? Nieko nesakė. Žiaurios naujienos. Čia ta Inga pridavė Lorensą policijai. Tik dėl šitos sukos Lorensas dabar yra negyvas. Jinai visus varto, supranti, visus. Dabar viskas, kas priklausė Normantui, viskas. Servisai, terminalas, viskas dabar atiteko jai, supranti? Tai kas dabar bus? Kas? Nieko nebus, supranti, jokių ryšių nėra. A man pas. Jo, aš dabar tikiu, kad jį pakišo Normantą. Ir tik tai jį. Aš šitą versiją papasakosiu policijai. Ką tu kalbi, Kuperi? Normanto neprikelsi. O aš turiu dukrą augintonio po zonas trintis. Nu taip. Teisus. Gerai, varau, reikia kažkaip ruoštis Lorenzo laidotuvėm. Jeigu reikės pinigų, sakyk, aš padėsiu. Nereikia, susitvarkysiu.
Kas nutiko, kad negaliu užeiti? Laiškas Nastos. Nesmerk manęs, Viktoriuk, aš kitaip negalėjau pasielgti. Nebeturiu jėgų daugiau gyventi. Tu supranti, kad čia gali blogai baigtis? Viskas gerai. Suradau, atvežiu.